atostogams draugai Šri Lankoje, viskas čia puiku, bet jau šiek tiek atsibodo tie viešbučiai ir pūlai. Norisi kažkokio trešo, kažkokios tušronkės, todėl nusprendžiau pastovyklauti netoliese esančioje Blue Beach Island. Aišku, visos geros kelionės turi prasidėti nuo Uberio iškvietimo. Sala, į kurią aš vykstu, yra privati, tai man dabar reikia susirasti savininką jos ir sumokėti 1500 rupijų. Čia yra 4 euriukai. Vos tik padaviau pinigus, iš karto čiuvakas čiupo mane, pasitikino motociklą, atvežė iki salos, nuvedė į vidurį ir paleido. Nespėjau net kažkokio ateimo nufilmuoti, bet manau pafilmuosiu jį rytoj. Dabar reikia išsirinkti tinkamą vetčikę. Ir aš jau matau iš karto, kad gal ir čia jį būtų tinkama. Tik nežinau, ar čia galima maudytis. Nelabai, man atrodo. Einu dar pasiieškoti kitos vietos. Nu, čia kažkas yra prikempinės, šiukšlių palikęs, bet šiaip visai įspūdingai atrodo spotas. Einu turbūt atgal ten, kur buvo ta pirma vieta. Ten įsikursiu ir tada eisiu ieškoti patogesnio prieimo maudymuisi. Čia bus galima turbūt ateit, gal naktį, užkop pavyzdžiui čia. Aišku, aš nežinau, kaip čia bus naktį, nes Šri Lankoj čia visur tiek daug visokių gyvūnų. Kaviniai pas tave po stalu iguana tupi, kiemą beždžionių gojos atvaro. Tai gali būti baisoka čia nakvot. Bet pažiūrėsime. Gyvūną jau turiu. Ponas krabas. Laikas pasikabinti hamaką. Man atrodo, čia tarp šito medžio ir šito yra tobula vieta tam. Puiku. Dar pasikabinsiu tarpą, žinau, kad šiai nakčiai man jo tikrai nereikės, 100% kad nelis, bet tiesiog kičiau atrodys stovyklavietė. Yra tokia keista problema, su kuria aš niekada nebuvau susidūręs Lietuvoje. Man tarpai pakabinti reikia pagaliukų, bet visi šitie medžiai, jie atrodo kieti, bet jie iš tikrųjų visi yra minkšti, kaip kokios žolės labiau. Atsiminiau, kad turiu keletą koliukų, tai panaudosiu juos vietoj pagaliukų. Stovyklavietė paruošta. Tai viskas atrodo. Va, bičių tinkliuką išsikelsiu. Čia biški vėliau, kai sutems. Va, toks saulėlydis. Ten matosi uostukas. Einu, kol dar nesutemo, parodysiu, ką turiu atsinešęs vakarieniai. Taip, čia mano katiliukas, kuriame yra žiebtuvėlės dalykai, gintariniai makaronai iš Lietuvos ir svarbiausias konservai, vairuotojų užkandis. Labai silpnai dega ugnis, nežinau, ar aš iš lanko nusipirkau kažkokį balionėlį pustuštį, ar mano degiklis ne visai tinka. Tikiuosi, kad nereikės valgyti šaltą nuo vairuotojų užkandžio. Turim gyvūną numeris 2. Čia, man atrodo, yra tas krabas, kur sraigių kiautose gyvena. Įstrigo vargšas į šaką. Apie 3 minučių palaukiau. Situacija vis dar tokia. Kažkas šyla, kažkas biški garuoja. Gali būti, kad vakarienė bus sausainiai.
Bet dar biškį palauksiu. Palaukiu, išsitemsiu vabzdžių tinkliuką. Nu, katiliukas ček. Dar ne. Vos nevyko nelaimė. Palaukiu, įsirengiau iki galo lavelę. Turiu čiužinuką, kad palaikytų biškį formą. Ir turiu labai ploną miegmaišį. Jo turbūt nereikės, aš tiesiog gal jo taip užsiklosiu šiek tiek, kad būtų jaukiau. Naktį turėtų būti 2.5, 2.6, tai čia nuogas iš esmės gali gulėti. Nežinau, kiek čia matosi, bet plaukia žvejys. Kažką jis žvejoja su lempa ir tinklu. Tik dabar tinklo nesimato. Ar galiu pizūminti? Galiu šiek tiek. Pagaliau mes kažką pasiekėme. Virk toliau. Kur dar vienas buvo pabėgo, kažkur va. Laikas pagrindiniam ingredientui. Būtų labai gerai nenulaužti šitą. Op. Turim kažkokį dar gyvūną krūmuose. Tikiuosi nešoks man ant veido. O, ten yra pelė. Nežinau, ar spėjau ją nufilmuot. Ar ne pelė, nežinau kas ten. Pabandykim neužlipti ant krabo ir ją nufilmuot. Nematau, tikiuosi pavyko nufilmuoti. O, va, kažkas eina. Ne, čia yra dar vienas krabas. Nu, nežinau. Gal nepavyko nufilmuoti. Ne, ten dar kažkas bėga. Patikrinam situaciją. Kažkiek biškį kunkuliuoja, manau, padarau paskutinį pamaišymą. Tokį mini, kad nepersu vieną ranką ir skanauju. Nu ką, vairuotojai užkandis Šri Lankoje, Blue Island saloje. Skanaus. Seniai geri makaronai su tuškonkė. Visada sueina puikiai. Houston, we have a problem. Nuvariau iki jūros įsiplauti savo katiliuko, grįžtu ir čia jau prie mano konservų vyksta dalykai. Manau, kad gal paliksiu iki rytojų šitą jovalą ir rytoj susitvarkysiu. O, maišiuką manau, kad galiu pasiimti. Bandom. Viskas, susitvarkiau daiktus, imu savo riešutukus ir apšiuosiu į hamaką, dar papasakosiu šiek tiek apie šitą kelionę. Tai aš pradžiai labai neryšliai pakalbėjau tam hamakė, tai pasakysiu esminius dalykus taip. Pirmas. Atvykęs į Šri Lanką norėjau stovyklauti kažkur ten, kur gyvenom, bet ten visur gyveno žmonės. Nesvarbu, kokius krūmus nueisi, visur rasi kažkokią pašiūrę, restoraną, sulčių barą. Tai išgooglinau šitą salą, kuri turėjo būti Wild Camping Paradise. Antras dalykas, kol aš šitam Wild Camping Paradise gaminau maistą, prie manęs kokį 10 kartų buvo atvarę žmonės. Buvo atėjęs kažkoks bičas, kuris prašė vandens, tą vandenį kažkur nusinešė, po to grąžino, bet aš aišku visą laiką galvojau, ar nebando čia manęs kažkaip tais nurūfinti. Tada buvo atvarę kokių 10 paauglių būrelis, kuris bandė iš manęs cigariukų gauti. Aš nedaviau. Jie po kiek laiko grįžo ir bandė man taip ganėtinai agresyviai gandžius parduoti. Aš nepirkau. Tada jie tiesiog po vieną prie manęs pribėginėdavo, sakė kažkokius dalykus savo kalbą ir žvengė. Nu tai spėjau, ten buvo klasika, ką tu duhas, Tai todėl aš nejau nei prie tų uolų, nei maudytis ir šiaip pirmą kartą per daug metų nelabai gerai jaučiausi stovyklaudamas vienas. Dabar grįžtam į video, bus dar neblogas nuotykis iš pat ryto. Jei nieks manęs nenudurs, pasimatysim ryte. Man atrodo, kad kažkas mano konservų dėžutę traškina,
Bet čia neinu nufilmuot. Ten šuo, man atrodo, yra. Ui, kaip karšta buvo naktį. Dar 5 ryto kažkokie vaikai pravarė pro stovyklavietę juokdamiesi. Bet kažkaip išmiegojau keliuose. Pažiūrim pirmą, ar nėra krabų tapkėse. Atrodo, kad saugu. Atidariau kuprinę ir radau tokį gyvūną viduj. Va tą juodą šunį mačiau naktį nešantį mano konservą. Nu, chebryte, koks yra jūsų planas? Ar čia vyks oralinis seksas mano stovyklavietėje? Baiginėjasi mano vanduo, bet to jį užvirti turbūt užtruktų valandą. Tai nesiparinsiu dėl kavos, tiesiog eisiu jos išgerti kaimelį visus pakavęs. Nežinau, ar pavyks parodyti, bet už manęs dabar stovi žmogus. Thank you very much. Nu, kažkurio metu galvojau, kad mane pagrobs šitas žmogus, bet jisai padėjo man susirinkti dalykus. Thank you very much. Einu maudytis į jūrą. Nu, nežinau, šitas žmogus vis dar stovi ant kranto prie mano daiktų. Nežinau, koks jo yra planas. Tikiuosi nenupizdinti mano telefoną, kurį aš ten palikau. Čia labai akmenuotas dugnas. Tuoj parodysiu. Pagaliau atėjęs į kavinę, atsiprašiau to senuko keisto. Manau, kad čia kelionė ir baigėsi. Išgeriu kavos, kviečiu Uberį, šoku į baseiną ir varau surfinti. Jei pažiūrėjote tik čia, padėkit laiką. Snake parku, great again.